Šitą epizodą bei iškarpimų reklamų nuo 1 euro galima išgirsti Armėno radio Contribui arba Patreon'e. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Turbūt svarbiausias dalykas, kurį man padarė podcastinimas, buvo tai, kad jisai man atvėrė akis į pasaulį. Jeigu tu transliuoji kažką į viešą erdvę, tu gana dažnai susiduri su tokiu dalyku, kad tave susiranda žmonės. Labai skirtingi iš įvairiausių gyvenimo užkampių žmonės. Kartais jie prieina pasisveikint, daug dažniau jie pasirašo su manim. Iš to po truputėlį išsirutulioja kažkoks santykis. Ne su visais, ne visada, bet nutinka tai, kad tu su žmogum suvaibini. Tiesiog kažkodėl jūs vienas kitam patinkate ir bėgant laikui jūs tampate pažįstamais, bičiuliais ir geriausiais draugais. Ir kuo tu labiau su jais susidraugauji, tuo jie su tavim atviriau ir nuoširdžiau kalba. O kada tai yra žmonės, tikrąja to žodžio prasme, iš visur, tu labai gerai pradedi suprasti, kad savoka informacinis burbulas yra absoliučiai dalykas. Ir aną dieną mes kalbėjome su draugu, kad jeigu tu savo gyvenime nesutinki, pavadinkim, outsideriu, tai tu pasaulį matysi per kažkokį jo durų plyšį. Patinka keiksmažodžiai? Prenumeruok Armėnas Plius tik už 1 eurą į mėnesį Armėno radio Contribui arba Patreon'e ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Ir dėl to kažkur 2016 metais mano pasaulis pradėjo labai aktyviai keistis. Aš tada jaučiau net, kaip pati žemė man po kojom juda, ant kiek šiftino mano pasaulio suvokimas. Ir einant laikui pas mane griuvo ne vienas stereotipas ir išankstinis nusistatymas. Aš pavyzdžiui niekada nebūčiau pagalvojęs, kad patys didžiausi padugnės yra patys garsiausi moralizuotojai. Ten tas vertybinis ačkarikas būtinai šikna sperma kaip Kristė šnioja. O tas labai tolerantiškas sojos berniukas su septumu ir rožiniais plaukais po liubomo gėrimus paikina. Ir tuo pat metu jūs esat patys saugiausi su padugnėmis. Ir aš dažnai juokauju, kad aš esu beveik podcastinimo tėvas, nes darau tai pakankamai seniai, nuo kokių 2016 metų. Ne visa Armėno kūryba yra internete. Prenumeruok Armėnas Ultra, Armėno radio Contribui arba Patreon'e ir gau prieimą prie Armėno slėptuvės, kur guli visi klasikiniai Armėno radio epizodai. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Ir jeigu ne tėvas, tai bent jau paštininkas, kuris papildavo motiną tikrai. Per tą laiką kontaktų bazė susiformavo įspūdinga. Turbūt būtų geras tam žodis. Ir visi tie žmonės man atvėrė akis į pasaulį kaip tam pagrindiniam veikėjui iš Stanley Kubricko Prisukamo apelsino. Ir taip aš susipažinau su nemažai žmonių iš įvairiausių gyvenimo situacijų, kurie gyvena regionuose, nuo miestų, miestelių iki kaimų, kaimelių, vienkiemių ir taip toliau. Ir šito epizodo tikslas nutapyti Lietuvos regionų paveikslą, kokį aš jį matau, iš pokalbių su savo regioniniais kontaktais. Turbūt pirmas ir pats didžiausias mitas apie Lietuvos regionus yra tas, kad kaimas yra vargas. Čia viskas yra didmiesčio baltarankių išsigalvojimai. Ypatingai Vilniuje, ypatingai centrinėse miesto dalyse, ypatingai pas mimozytės gurkšnojančias poš senamiesčio pindas, yra tas įsivaizdavimas, kad čia Vilniuje mes esam pasiturintys, prakutę, sofistikuoti, paštetą valgantis elitas. O regionuose tai bandžomis grojantis kiaulė. Čia pirmas mano suvokimas, kada aš susipažinau su žmonėmis iš actual regionų. Žinokit, aš jau per daug esu sutikęs žmonių iš regionų, kurių gyvenimo kokybė yra geresnė netgi negu kai kurių Vilniaus oligarchų. Aš sakyčiau, kad koks gal trečdalis Lietuvos regionų yra nežmoniškai pažangus. Kai kuriuose vietose Vilnių lenkdami netgi. Esu matęs miestų ir miestelio, kur tu nuvažiuosi infrastruktūrą tokią pamatysi, kad prisėsi. Ta prasme, po Švenčionys koks 20 Teslų važinėja. Ir klausimas yra ne tik apie trinkelę. Šaligatviai ir dviračių takai yra viena ir tai nėra labai susiję su gyvenimo kokybė. Kita yra tie subtilesni, nematomi dalykai. Bendruomenė, pavyzdžiui, ir tas stiprus saugumo jausmas, kuris su jie ateina. Didžiuosiuose miestuose ir ypatingai Vilniuje yra daugiau žmonių, bet mes esam gerokai labiau vienišesni. Tas Vilniaus gatvės tusovšikas, kurį žino visi bounceriai,
kuris praeina į visus VIP kambarius, kuris yra laukiamas visose reivuose, kur reikia palikti mobilų telefoną prie įėjimo. Tas, kurio nori visos moteris, kuriam pavydi visi vyrai ir kuris apsipirkinėja pas selo baraiga. Šitas žmogus greičiausiai yra pats vienišiausias žmogus Vilniuje. Aš neseniai kalbėjau su viena klausytoja. Jinai dabar studijuoja Vilniuje labai prestižinėje įstaigoje ir jos planas pabaigus mokslus yra grįžti į savo gimtąjį kažkur 20 000 žmonių miestelį dirbti ir gyventi. Ir jos motivacija buvo tokia, kad nachui tas Vilniaus žiurkių lenktynės. Aš su savo diplomu savo gimtame miestelėje galėsiu atidarinėti visas duris kojomis, komandinti top pozicijas, gauti neblogas pajamas. Okei, čia nebus Vintedo ar Tesoneto pinigai, bet bus pas mane fenomenali darbo sauga, nes darbdaviai dėl manęs mušis. Ir also kainos čia yra dramatiškai kitokios negu kaip Vilniuje. Pradėkim nuo nekilnojamo turto. Nuomos kainos, pavyzdžiui. Čia nebūna tokių bairių kaip sostinėje, kur šiukšlių konteineris kirtimuose. Iš jūsų bus 950 eurų, ponia. Ir man ta klausytoja sako, kad žiūrėk, galų gale, jeigu tau pritrūko ar tai specialistų paslaugų arba pramogų, Vilnius yra labai netoli. Ir norėsi kokį nors koncą pamatyti, palieksi iki Vilniaus, gali netgi Airbnb pasiimti, kad vietoj krešintum, naktį išsimiegotum ir galima būtų normaliai grįžti namo kitą dieną. Ir čiūjų ten su visom kelionėm ir nakvynėm, overall tai pigiau išeis negu gyvenant pačiame Vilniuje. Nes tie Vilnių žmonės, kurie kalba, kad čia yra daugiau kultūros, tai savaitgaliai sėdi namuose, valgo bomžpakius ir rūko žolę, nes tai yra vienintelės pramogos, kurias jie gali sau leisti po to, kai susimokėjo nuomą ir komunalinius. Jūs ten žvengiant iš tų miesto švenčių, kur atvažiuoja du donatai padainuot, bet tuo pat metu ten visas miestas išeina ir linksminasi ir to yra daug ir dažnai. O tu imi SMS kreditą kiekvieną kartą, kai tu eini į koncertą lofte. Ir čia ne tik yra, kad didžiuosiuose miestuose kainos aukštos, bet dar ir išlaidų daugiau. Vilniuje automobilių kuro sąnaudos yra nesveikos. Čia galima net atkreipti dėmesį į skirtumus automobilių kultūroje. Pavyzdžiui, hot hatchų yra ženkliai daugiau didžiuosiuose miestuose negu mažuosiuose miestuose, nes ten daugiau jie mėgsta didesnę mašiną. O Vilniuje dažniau nusišaus kokią nors GTI, nes ta RS-kė su savo kuro sąnaudom kamščiuose tave paprasčiausiai į bankrotą nuvarys. Dar tokie iš gyvenimo kokybės dalykai regionuose tai yra viešosios paslaugos. Okei, Vilnius yra susiurbęs geriausius specialistus. Čia dirba geriausi medikai, čia dirba geriausi mokytojai, čia dirba geriausi visi. Bet regionuose šitų žmonių kompetencijos užtenka visiškai ir plus infrastruktūra yra ta pati. Nes dabar su tais struktūriniais fondais tai visi viešos paskirties pastatai visoje Lietuvoje tapo vienodi. Taip pat atrenovuotos mokyklos, taip pat atrenovuotos klinikos, taip pat atrenovuoti ten visokie savivaldybių laukiamieji. Bet kadangi ten gyventojų yra mažiau, eilės ten yra mažesnės ir visa tai yra actually prieinama. Didžiųjų miestų gyventojai, ypatingai Vilniečiai, norit išduoti lifehaką? Jeigu jums greitai reikia papulti pas notarą, ta prasme net ne vakar, o užvakar jums jau reikėjo būti tenais. Sprendimas yra rajonai, tiesiog kalat į paiešką notarai, žiūrit, kokie tenais yra arčiausiai jūsų maži miesteliai, googlinat telefoną, skambinat ir žinokit, labai tikėtina jūs priims netgi tą pačią dieną. Tai Vilniuje galima tik saldžiai pasvajot pas kažką anksčiau negu per 3 savaitės papult. Kamščiai, Jėzau Kristau, kaip pagerėtų jūsų gyvenimo kokybė, jeigu nereikėtų 2 kart dienoj juose sėdėti. Ir kada taip atsisėdi, racionaliai pagalvoji, kad okei, aš tipinis Vilniaus planktonas. Gyvenu naujamiestį, dirbu stiklainį. Ten kažkiek prakutęs, į priekį pažengęs, 24 metų pradžioje gaunu aš to savo 2,5 į rankas. Aš neturiu santaupų, aš gyvenu strese, aš be saujos Xanoxo negaliu ryto pradėti ir galiu savo tik tai affordinti vieno kambario baraką su bendra dušinė Skroblų gatvėje nuoma. Arba aš galiu pasiimti peikatą, gauti ten tas kokias 1,5, 1,6 į rankas, turėti nuosavą namą miesto centre, pamiršti mašinas, voltus ir boltus, nes viskas nuo tavęs yra maks 2 minutės lėto žingsnio pėstute. Tu turi tas pačias paslaugas, tu turi kaimynus, kurie su tavim sveikinasi, kuriems tu gali palikti raktą ir paprašyti, kad jie pažiūrėtų naminius gyvūnus ir palaistytų gėles, kada tu būsi atostogose. Kada susumuoji visus už ir prieš, gaunasi toksai visai neblogas dylas. Ir dabar dėl to mes turime
tam tikrą deurbanizacijos procesą. Ilgą laiką Vilnius ir didieji miestai gyveno didžiosios urbanizacijos bangoje, kada iš periferijos ir regionų tiesiog pradėjo suvažiuoti žmonės, bet dėl per didelio gyventojų tankio daug kur nekilnojamo turto kainos šovė į kosmosą ir paslaugos tapo neprieinamos, daug kam pasidarė giliai nusišikti ant tų prestižo ir statuso žaidimų, todėl jie ramiai patraukė į regionus. Čia šoviau tokį off-topiką apie Lietuvos žmonių sėslumo ir judėjimo įpročius, tada apie miesto kaimiečius ir kaimo miestiečius, o po to kažkaip mane nunešė į ten gyvenimo prasmės dalykus. What the fuck? Nelabai prisideda prie bendros epizodo minties tas kontentas, bet įdomus ir gaila išmest. Todėl viską padėjau į Armėnas Pro, nes aš esu gobšas kalės vaikas. Armėnas Pro - pilnos trukmės epizodai be reklamų. Užsisakyk planą Armėno radio Contribui arba Patreon'e tik 4,99 € į mėnesį. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Kaip ten sakoma, viskas, kas buvo pasakyta prieš bet, nebeturi jokios prasmės. Mes priėjom tą vakaro dalį, kada aš turėsiu tai pasakyti. Bet taip, yra labai daug gerų, gyvybingų, netgi klestinčių regionų Lietuvos periferijoje, bet tokių yra galbūt trečdalis. Max. Likę 70% yra ten, kur filmuoja TikToką. TikTokas ateities ponai ir ponios ir nebinariniai whatever jūs ten būsit. TikTokas buvo praeityje Kinijos vyriausybės socialinė medija, kurią Lietuvoje žmonės pagrinde naudojo video shitpostams. Dėl to ten karaliauja labai daug kaimietiško kontento. Ten tos visos Kristinos Tiškuvienės kaimo Polikūras Borkės, žodžiu, tas visas degrat kontentas. Aš žinau žmonių ir ne vieną, kurie dabar gyvena regionuose ir aš su jais nuolat bendrauju ir jie tiesiog tokie seni. Tu nepatikėsi. Tu nepatikėsi, ką aš mačiau ir jie springdami papasakoja. Ten iš serijos moteris tapo alkoholikė, nes patyrė persileidimą, todėl kad jai spyrė į pilvą pana, kuri miegojo su jos vyru ir kuri buvo tos dabar alkoholikės dukterėčia. Čia aš ne metaforiškai, by the way, tikras pasakojimas, kurį girdėjau savomis ausimis. Ten tose vietose nieko nėra. Nei kažkokių landmarkų, nei ten kažkokių, nežinau, vietovaizdžių, nei ten kokios kultūninės, čeburekinės, kibininės, nieko tenais nėra. Miręs miestelis aplink apleistos kolūkio dirbtuvės. Užtenka pasivažinėti pusvalandį nuo Vilniaus ir galima rasti tokių vietų. Viena mano gera pažįstama yra kilusi iš Šalčininkų rajono. Pasakojo, kad jinai tenais mirė tarp žmonių. Jie ten klausydavo tokią muziką, tą klaikiausią rusišką popsą ir šansoną, kad jinai ilgą laiką galvojo, kad jinai tiesiog nemėgsta muzikos. Ir atvažiavusi į Vilnių, išgirdusi normalią baltų žmonių muziką, jinai buvo šokiruota sužinoti, kad visą tą laiką buvo tokios muzikos, kurią galima klausyti. 1K paramos fondas jau užtiso daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje, bet tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba juos pirkti. Pirkti orkus kartu su 1K paramos fondu. donate.1kfund.org arba ieškokit nuorodo komentaruose apačioje. Ačiū Jums labai. 1K paramos fondas. Mes visus išpirkime. Ir žinokit, dėl tų visų informacinių burbulų, daug kas iš mūsų ypatingai Vilniuje nelabai esame kurse, kad tas visas hardcore'as iš farų. Jisai vyksta čia, labai arti, aplinkui mus. Ir epizodo pavadinime žodį žiauru aš pavartojau ne veltui. Dėl to, kad taip yra su tais disfunkciniais Lietuvos periferijos regionais, jie yra žiaurūs. Tos, kur gražios, šiltos, saugios bendruomenės, apie kurias aš kalbėjau tose gerose regionuose. Pavadinkim, tose blogose regionuose, tai turi visai kitokį atspalvį. Tai yra labai hateful bendruomenė, kur visi vienas kitus seka, visi vienas kitus apipinėja. Visi vienas iš kitų vagia pinigus, daiktus, sutuoktinius. Ten kitos visos interneto benamių dramos yra grinai apie tai, kad kažkas kažką iš kažko pasiėmė. Kai visat prieš startuodamas su šituo epizodu pašvečiau Bad Signal į dangų, pakabinau postą Threads, po kuriuo žmonės paliko nemažai komentarų. Ir aš dar nenustosiu selinti Threads. Jeigu jums patinka greitas, trumpas tekstinis humoras,
posto formoje, jūs ten tiesiog privalote atsidurti. Kuo tolyn, tuo labiau ten virsta į kažkokį nepakartojimą kultūros reiškinį. Ir kad greičiau įsivažiuoti, aš net esu parašęs postą naujokams su sektinais akauntais Threads. Jį surasite epizodo užrašuose, aprašymuose apačioje. Also, Armėno Instagramoje pakabinau story, kur irgi buvo ta tema galima su manimi padiskutuoti prieš pat įrašant šitą epizodą. Aš čia tokiu būdu sukratau mintis prieš kalbėdamas tam, kad nepraleičiau kažko svarbaus. Mano patirtis buvo tokia, kad žmonės kalbėjo apie tai, apie žiaurumą regionuose. Taip pat ir nuobodulį iš mano pažįstamų rato, kas yra iš tokių disfunkcinių regionų, visi pasakoja apie žoską nuobodulį. Ypatingai mano amžiaus arba vyresni boomeriai, kurie augo tais laikais, kada nebuvo interneto, nes bent jau dabar ten inteligentiškesni vaikai gali pasprukti, o tada, kai to nebuvo, vienintelė alternatyva buvo tik tai gerti, nes aplinkui nėra jokių pramogų, net už pinigus. Kada tu ten dar vaikas arba esi jaunas, dar besimokai mokykloje, tai tau smagu patyrinėti pasaulį, ten palakstyti su draugais, ten nuotykius turėti, paskui ten mergaitės vaikytis, ar ten mergaitės ten su berniukais dramas ten visokias turėti, tarpusavę ten tos rasborkės. Nu, okei, čia dar yra kažkuriam laikui užsiėmimas, bet po kokių 20, jeigu tu niekur neįstojai, jeigu tu niekur neįsidarbinai, jeigu tu nieko nepradėjai veikti kaip ir savo gyvenime ir papuoliai į tą pašalpinio gravitacijos lauką, į kurį įkristi yra labai paprasta ir po to žiauriai sunku iš jo išlipti. Tai va, žmonės iš tokių aplinkybių man ten pasakojo, kad maždaug po 20 tu paprasčiausiai pradedi pilt žoskai kasdieną, tiesiog wake and bake. Gyveni iš to, kad ten už butelį ar ten kelis eurus padarai kažkokius ten padienius darbus iš serijos, ten pamiškę sutvarkyti, ar ten lysvę kokią sukast, ar ten duobę išraust. Ir tu taip kiekvieną dieną vanodamas po truputėlį pavirsti į tą tipinį kaimo chronių. Vien dėl to, kad tau gyvenime paprasčiausiai nėra ką veikti. Nei darbo, nei pramogų, nei šeimos, nei įsipareigojimų. Aplinkoje nei kažkas vyksta, net tiesiog elementarios bibliotekos nėra, į kurią galėtum nueit kažką paskaityti naujo, suprast, pamatyti, išgirst, whatever. Radijas ir televizorius, maks, tais laikais, kas būdavo iki interneto. Bet ir po interneto daugiau žmonių atsirado galimybės pabėgti taip, bet regionuose toliau vyksta didžiulės svaiginimosi epidemijos. Mažesniuose miestuose ir kaimuose yra toks tam tikras jų elitizmas prieš mus, sostinę ir didžiuosius miestus. Ne visur ir ne visose vietose, bet daug kur yra toks trendas žmonių, kurie dedasi labai moraliais, labai tvarkingais, labai vertybiniais, labai švariais. Visi tie, kas normalūs. O čia vat mieste, tai čia tik tai gyvena hedonistai ir iškrypėliai. Čia visokie, supranti, gėjų paradai pas mus vyksta, sodomitai vaikus priverstinai lyties keitimo hormonais maitina, o mes čia visai kitokia, mes esam ta tikroji Lietuva, senoji, grinoji ir tradicinė, kultūra neužteršta svetimos užsienio įtakos. Tuo pat metu vaikštai per kaimus ir miestelius ir ant kiekvieno kampo gandžią vanelina, bet taip žostkai. Atsimenu, vaikščiojau praeitą pavasarį Pabradės gatvelėmis ir ten toks gyvenamųjų namų kvartalas buvo. Ir tiesiog einu viena gatvelė, kita gatvelė ir visur jaučiu kvapas. Ir taip matau, vienoj pakampėj mielkai rūko, kitoj pakampėj mielkai rūko. Alkoholis taip pat didžiulė problema buvo tose bendruomenėse nuo seno. Aš pamenu, sykį esu atsidūręs Utenos rajono kapinėse ir taip žiūriu į antkapius ir tokia eina visa serija, tokių labai daug antkapių. Vyrai 70 kažkelintų metų gimimo su 90-ųjų vidurio mirties datomis. Ten 95, 6, 7 metai. Ir žiauriai daug tokių, tiesiog matosi, kad taip vienas po kito kritę. Tai čia pilstuko laikai. Epidemija 90-aisiais tas dalykas buvo. Pilstukas iš esmės reiškia bet kokį žiauriai pigų, dažniausiai techninį alkoholį. Čia kaip
Ponas, jo yra įvairiausių rūšių. Pilstukas turėjo savo pavadinimą iš to, kad tau jį dažniausiai įpildavo. Iš kanistro, ar ten iš kokio didelio bako pasemdavo, ar ten iš, nežinau, cisternos, ten per kraniuką atpildavo. Tas pilstukas dažniausiai atvažiuodavo iš to Baltijos kontrabandos auksinio trikampio, kur Latvija, Rusija ir Baltarusija. Rusijoje arba Baltarusijoje ten būdavo gaminama kokia nors labai prastos kokybės barmatūcha, kurią parduodavo kaip kokį nors techninį skystį, langų ploviklis ten tarkim. Jį atveždavo per Latviją ir tada jisai išsivaikščiodavo po aplinkinės valstybės. Ir tada nelegaliai apeinant akcizus tą alkoholį pardavinėdavo vietiniams kaimo chroniams. Jiems ten cirozės prasidėdavo, jie ten apakdavo nuo to pilstuko, ten paeit negalėdavo. Pritimač, kada pereidavo ant pilstuko, tavo dienos jau būdavo suskaičiuotos. Panašiai ir dabar su smailu yra. Boomeriams reikia paaiškinti, kad smailas yra sintetiniai kanabinoidai. Netikra žolė, kurią rūko per veipą. Tai smailas čia yra kaip narkotiko pilstukas. Kaip kad pilstukas buvo pigus surogatinis pakaitalas maistiniam alkoholiui, taip ir smailas yra pigus surogatinis pakaitalas marihuanai. Ir net nebūtina ieškoti tų ekstremalumų, nes regionuose pilna buitinio kur atrodo va, su žmonėm viskas okei, dirbantis, stengiasi, darbštus ir namai, ir ten ūkiai tvarkingi, bet nusidirbo dienos darbus, pasistatė bonką ir lupa kasdieną. Bet žinai, mes Vilniuje esame iškrypėliai, nes Vilniaus gatvė net ūžia, kaip juda mūsų žandikauliai. Žiūri, kai kuriuose regionuose neapykanta LGBTQ+ žmonėm ir šiaip čia šeima, čia vertybės, tradicijos, šliūbai, krikštynos, dermavonės, komunijos visokios. Kunigą iškviest Batmaną pašventint. Bet mes vieni su kitais atmušinėjom vienas kitų partnerius, prisidarom ten nesantokinių vaikų, dampinam savo šeimas, pradedam gyventi su ten antrom ar trečiom šeimom, lytinės prievartos kiek vyksta. Žinau atvejį, kur mergina tai patyrė nuo 10 metų ir socialinė darbuotoja tiesiog ją atkalbėjo, kad ne, su tavimi to nebuvo, tu čia viską išsigalvojai. Bet vat būtent gėjai greuna tradicinės šeimas. Olsaukas nustebino žiauriai daug kraujomaišos. Iš ne vieno žmogaus girdėjau ir tas stereotipas yra biški teisingas. Lygiai kaip ir seksas su gyvūnais. Labai jau daug žmonių atsiliepia, kad pritimač kiekvienam kaime yra tas vienas ožkapistys. Ir also ta visa vietos baudžiava. Irgi dažnas leitmotyvas buvo iš žmonių komentarų prieš šitą epizodą. Aš tą temą išplėtojau epizode, kaip klanai užvaldo kaimus. Tai dabar į tai nesigilinsiu, bet taip, ten tose disfunkcinėse Lietuvos periferijos regionuose yra būdinga turėti tą tokią senąją XIX amžiaus dvarininkiją, kur yra viena tokia giminė arba klanas, kuriai priklauso viskas aplinkui ir dauguma žmonių gyvenančių tos giminės žemėse, jie iš esmės yra tų dvarininkų resursas, gamybinė priemonė ir vos nesmeninė atsakomybė. Grinai taip yra nemažai provincijos. Yra klanas, jis viską užvaldęs ir aplink jį tokie leisgyviai jam visiškai pavaldus baudžiauninkai. Ir tą tokį pusiau kriminalinį savo būvį tie klanai įvardina kaip tradicinės vertybės ir tada pradeda gintis nuo baisiųjų Vilniaus eurotolerastų, kurie kėsinasi tas vertybės sugriauti. Ir jeigu atvirai, aš nežinau, ar tai greitų metu kažkaip pasitaisys. Tie tamsieji regionai, jie yra įskridę į tokią mirties spiralę, iš kurios išlipti tikrai yra labai sunku. Jo, vyksta ta deurbanizacija, bet jinai vyksta lėtai ir pagrinde ta, vėlgi pavadinkim, geroji, tas kažkur 30% tos normalios periferijos, jie dažniausiai susiurbia tuos deurbanizuotus žmonės. Ir dar įkritus naujos kompetencijos, kaip taisyklė toje vietoje suaktyvėja ekonominė veikla. Kuo daugiau tokių žmonių atsiranda, tuo labiau jinai suaktyvėja. Ir tada tai mažesniems kaimeliams tampa dar didesniu traukos centru, nes tau nereikia labai toli važiuoti, kad tu galėtum turėti neblogą darbą. Ir tada tie kaimai dar labiau pradeda mažėti. Dėl šitų mirštančių regionų praktiškai yra neegzistuojantis tarpmiestinis susisiekimas Lietuvoje. Tarkim, jeigu reikia pasivažinėti tarp ten Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, ten kitų didžiųjų miestų, arba iš bet kur į Vilnių nuvažiuot,
ar iš Vilniaus į bet kur nuvažiuot, tai čia viskas okei. Tu ten rasi ir traukinių, ir autobusų, ir mikriukų, ir ko tik nori. Kada tau reikia iš miestelio į miestelį, iš kaimelio į kaimelį, o ten prasideda problemos ir gana didelės. Dažniausiai dvi. Nėra kelių ir per mažai gyventojų, kad būtų rentabilus kažkokie visuomeninio transporto maršrutai. Nes žmonės yra pats didžiausias resursas, kokį tu gali turėti. Žmonių poreikiai kuria ekonomiką. Žmonių poreikiams tenkinti yra kuriamos prekės ir paslaugos, o iš to proceso išauga ekonominė veikla, o iš ekonominės veiklos žmonių gerbuvis. Ir dabar mes gyvename visuomenėje, kuri funkcionuoja tokiu pagrindu ir tai yra ta plačioji globali visuomenė, aš kalbu ne tik apie Lietuvą, o pagal tuos pamatinius principus, ant ko čia viskas aplinkui veikia. Tai we live in a society, kur pačios svarbiausios yra dvi rūšis žmonių - vartotojai ir rinkėjai. Kaimai, miesteliai ir šiaip regionai su savo klaikiai greitai nykstančių gyventojų skaičiumi, tai yra labai maža auditorija, kuri labai nedaug vartoja ir neturi polinkio balsuoti. Jeigu tu nesi nei rinkėjas, nei vartotojas, dauguma visuomenių tu esi niekaip neatspindimas. Tavęs niekas neatstovauja, tavo balso niekas negirdi ir tu taip tiesiog išsprūsti per tarpus. Šitų žmonių yra daug, šimtais tūkstančių, bet jie yra išsimėtę labai plačiai tokiais nedideliais taškeliais, kad iš esmės jie pranyksta kaip demografija. Tai yra tokia juoda, nematoma demografija. Jinai yra visur, bet tuo pat metu ir niekur. Ir tai galima būtų sutvarkyti. Skandinavija tai įrodė. Smeik tenais finansavimo, padaryk normalias mokyklas, kad būtų tiem žmonėms biletas į gyvenimą. Pasubsidijuok kažkokias vietinės veiklas. Tegul nebūtinai reikalingas, bet tiesiog, kad būtų judesys ir žmonės jaustųsi reikalingi. Bet mes nenorime finansuoti savo valstybės. Dėl to resursai joje yra labai riboti ir mes pasirinkome nueiti cinišku keliu. Apsimesdami, kad nieko nematome ir negirdime, leisti toms bendruomenėms paskęsti. Didesnės ir turtingesnės gyvenvietės tegul susiurbia talentingiausius jų žmonės, o kas lieka, tegul prasigeria ir numiršta. Ir tie nematomi žmonės yra labai pavojingi, nes tu nematai, kas ten vyksta toj juodoj skylėj. Bet ten pastoviai kažkas konkuliuoja ir tai gali būti kažkas labai pavojingo. Tarkim, visame pasaulyje 2021 metai buvo tokie riaušių metai. Kapitolijaus šturmas Amerikoje, ten Bolsonaro bandė padaryti perversmą Brazilijoje, Lietuvoje riaušės prie Seimo. Labai daug tai darė žmonės būtent iš ten. Tie visų pamirštieji provincijos zombiai. Iš ten išlindo Trumpas ir Orbanas ir tenais yra Vladimiro Putino galios centras. Ir jeigu mes kažkiek protautume, mes nenorėtume šito dalyko turėti. Mes nebandytume prisivilioti talentingiausius vaikus iš regionų pas save, o mokėtume jiems pinigus, kad jie liktų ten, kur gimė ir pamėgintų padėti susitvarkyti tiems, kurie yra aplink juos. Nėra prasmės visiems susigrūsti į Vilnių ir į kitus didžiuosius miestus, nes gaunasi, kad išlošia tik tai labai siaura privilegijuota grupė, tie visi didžiųjų miestų oligarchai, bet jų žaidimų pasiekmes gula ant visų likusiųjų pečių. Kentėti tenka miestui, kuris braška per siūlės, kur yra per dideli gyventojų srautai, nuolatiniai kamščiai, nuolat brangsta nekilnojamas turtas, vis prastėja paslaugų prieinamumas, o kaimai atvirkščiai pradeda mirinėti, nes visas jų gyventojų prieaugis yra kaip grietinėlė nugrebiamas didžiųjų miestų ir suvirškinamas tenais. Aš nežinau kaip, aš nežinau kada, bet šitame įtampos taške mes kažką turėsime. Kas tai bus, kol kas neaišku, bet kada tai nutiks, bus labai aišku, kad tai nutiko. Aš labai tikiuosi, kad tai paskatins mus veikti ir kažką padaryti dėl šitos klaikios situacijos Lietuvos
regionuose. Nes kuo ilgiau mes atidėliosime, tuo didesnę problemą ateityje mes užprogramuosime tenai. Galų gale yra skandalinga nuolat fleksinti, kokie mes čia esam Europą ir vakarai, ir tuo pat metu turėti tokį brutalų skurdą, keliasdešimt minučių kelionės automobiliu nuo Poš Vilniaus centro. Čia ne Europa, hebra, nes Europoje iš pradžių tu susitvarkai getus ir tik po to perki Lamborghini. Ir jei jau tema pasisuko link skandalų, sekančiam epizode noriu pasikalbėti apie tą visus varginančią skandalų ekonomiką, beefo ir hypo kultūrą. Kitą kartą per Armėno radiją. Jeigu nenori laukti ištisos savaitės, epizodas jau guli Armėno radio Contribui arba Patreon'e. Prenumeruok Armėnas Pro ir klausyk visų epizodų iš anksto viso labo 4,99 į mėnesį. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Kur dar internete būna Armėnas? Ieškokit manęs link3/Armėnas. Viskas vienoje vietoje arba žiūrėkit aprašymuose ir komentaruose apačioje. Jeigu esate tikri Armėno kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems. O šiandien tiek. Iki kito.